užeikit čia nai! O! Atskrido paukštelis ant medžio šakos, čiulbėjo, kaip mudu abu. Žiūriu, gerai nusiteikė, ei. O ką mums nenusteikti? Tai mes kai ko nusteikim, kad visam būtų gera, ką linksma. Kogi tu įsteigsi? Nu va, kad ir pavyzdžiui, kokiu klubu. Klubų. Tai kokie čia kaip dabar, kad mūsų amžių nei kakla, nei klubų, nei liemens nieko nebėra. Kaip plintas, kaip Olio, plintas. tai aš kas nesupranta. Sakau, įsteikim va kokį moterų klubų kaimį, va. Pačias nebenzinės tebe reikalą ir kai ku bendram labui nuveiksmą, va. O aš genutę esu girdėjus, yra visokių, žinau, ir filatelistų, ir nudistų klubai, yra toks bagotų klubas, vadinas Rotary, atrodo. Jan, aš žiūrėk, Albagų klubas. Yra kai ką, sak? Nu tai va, supranta, tai mes ir rūpintumėmės vargšais. Tai matai, kaip čia gaunas tie baritonai. Tai reiškia, Zoja rūpinsis manim, aš rūpinsiu tavim genutį, o tu rūpinsi Zoja. Va bus tikra rotacija, va tikras Rotary klubas. Pala, jeigu taip atvirai, Janė, tai Zoja, aš galiu va dabar pasirūpinti. Va, Zojka, tau atvešiam gastinčiaus iš veselių. Dulkinį tai biškį šlakelį nugerk, gal burną pritvilkėjai. Vai, bračia, alus, bir, alkoholio 9. Oi. Aiš, kokias gyveselės gal anūkė apsiženyje, ne? Kokį gerų. Atsimenu, vaikelis mažas lakstydavo vienais tirusikėliais. Kogo tu pais, tai ne anūkė, ne? Anūkas. Nu, supranti, jeigu atvirai, Zoja, ir tau įdomu, tai tai jaunieji buvo tokie, nu, tai tokie maišyti. Supranti, maišyti nei vyras, nei moteris, tai taip jau. A tai kas tada ženijas, jeigu, kaip sakat, nei vyras, nei moteris, gal kaip dabar vadinamas tas lytinės mažumas, ne? Vat ir neteisi, draugė. Dabar kaip tik sakė, tai bus ne mažuma, a dauguma. Ir ne lytinė, o politinė. Politinė. Ir vestuvės vyka ne dėl pinigų, ne dėl turto ir ne dėl garbės. Va. Tai žinau, dėl vaikų. Tai dėl vaikų, ne dėl vaikų. Vaikų tai ten nerūpi nei vienai, nei kitai pusiai. Nors pravdava buvo tokia kalba, kad jie labai daug vaikų turi, apie bent 15 tūkstančių. 15 tūkstančių. O, 15. O ne, tai tu matai, koks veislumas didžiulis. O, tai. Oho, koks veislumas. Tai maženijas iš meilas. Ne iš meilės, o dėl valdžios. A klausyk, gaspadinių maistas buvo gerai sutaisytas. Man tai atvirai sakant nepatika, žinok. Nebuvo ni baltas šitas mišrainės, ni kvošinas, a Janė tai ją ryja. Viskas buvo raudonai padaryta. Raudoni burokėliai, raudona mišrainė, raudoni ikrai, vynas raudonas buvo, alus irgi raudonom etiketėm ir vadagi prisegė mums. Ir pas mane. Raudonas kepė, nu, gražiai. A muzikantai tai geri buvo. Aik, muzikontai tai Jėzau irgi pridukėda. Šitų dainų atskrido paukštelis ant medžio šako. Čiulbėjo, žodžiu, reikiam ir kai tik tai prasidėjo šitas priedainis, tai kairenda. Skauda, Nešona skauda, kairėn. Valsas jaunų irgi tik kairėn pusė. Kairėn. O, tu matai, kaip įdomi. A piršlys susvačiūti linksmi buvo. Kaipgi piršlį kaurė atidomu, ką? Aha, matai, Zoika, va, šitaip gavos. Ten tokias naujoviškas, labai supranti, vestuvės. Nu, svočios nebuvo. Bet buvo 2 piršliai. Nu, iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Geri vyriukai, oi, bet jau melagiai, oi. Man dėl karimo, draugė. Tai būk rami dabar pagal naujas tradicijas. Matai, piršliai nebe karami, bet piršliai patys atsistatydė. Tai va, čia taip ir buvo. Tai buvo, nu tai suprantu, naujas tradicijas, kaip saka, įsitikinimai, viskas, bet tai roto vainikėlį tai degina atgal. Ai, tu kliedė, apie kokį vainikėlį тебе kalbėti. Taigi jie jau abidvi pusės prieš vestuvės susidėjai gyvena ilgai. Ir abudugi niekam nepaslaptis išsiskyrė ir ne po vienų kartų. Tai kokia tai gali būti nekaltybė? Ne, tada aišku. A tai kurgi jaunieji praleis medaus mėnesį? Po vestuviniam kelionėm kur važiuos, ką? Medus, draugė, tai jau tik senai iškapinėtas, tas Šleževičiaus laikais. A po vestuviniam kelionėm tai ne jaunieji, a tėvai valdę Solmų tik važiavo. Nu, dabar, sakė, Šveicarija kakenti pasaulinien ekonomikos forumis per vestuvę sėdėję, a paskui kaip ir kasmet 7 dienom Meksikan. Nu tai žinot, aš jūs tiek nieko nebesuprantu. Kas čia per vestuvės buvo? Piršlę nekorėt, muštinių nebuvo,
tėvų vestuvės irgi nebuvo. Tai bent jaunavedžių vardų žino. Jen, sakyk. Nu tai va tai vestuvės buvo smagias, bet va kas tu ženės, tai perkūnai žino. Va tai, matai, va Zoja, kai tu ženės, taigi buvo virš galvų, taigi ant abrausa užrašyta Z ir A. Ant damas, nu. A dabar irgi vardų, žinai, nebuvo, bet kažkokia šifruotė. Užrašytas LDDP ir LSDP. Va. Tai koks tai skirtumas, svarbu, jeigu tik tai ilgai ir laimingai gyventi.